Aš bijau sumeluoti, man atrodo, 7 atskiras darbus buvo vienam, nes žmogus visą pasaulį ten sudėtingas dalykas, toks pat kaip ir visą pasaulį, toks pat kaip ir kiekvienas iš mūsų. Ten eini į vidų, ten visko yra, nieko nėra pasaulyje, ko nėra žmogaus protė. Ten visi tie dievų žaidimai, ten visi tie dievų konfliktai ir karai, visi tie dievų santykiai su žmonėmis, visi dievų santykiai su gyvūnais, su augalais, su materialiniu pasauliu, visi tie žmonių santykiai tarpusavy, visi tie karai ir žaidimai, visi tie žmonių santykiai su gyvūnais, visi tie žmonių santykiai su augalais, su materialiniu pasauliu, su daiktų pasauliu. Visą tai mūsų protė susijungia tokia sankryža, kur sueina visas pasaulinės linijas. Viskas ten sueina. Ir dėl to mes galim kažkokį vieną sluoksnį paimti, jis gali būti aukštesnis už mentalinio, ten kokią dirbam daug su karminiais sluoksniais, su likimais, su ateitim, su praeitim. Atrodo, tai lygis aukštesnis, bet darbai žymiai paprastesnė, nes ten tiesioji linija eina įvykiai iš praeities. Jie nekintami, kaip jau įvyko, taip įvyko, eina tiesioji tokia grandinė. Ir jeigu mes planuojam kažką į priekį, algoritmą statom, irgi darom tiesioji grandinė. Mes nedarom ten milijonų variantų, kaip protė. Ten viskas atrodo ir materialų, nes tos mintis labai konkrečios ir jos kaip ir gerai suformuotas būna, tie cikloidai, pavyzdžiui, kai žmogus 10-20 metų tą patį mintį kartuoja, o iš kitos pusės ta pati materialinė mintis, jinai negali būti kaip ten materialus objektas išmatuota, pasverta, kiekvieną kartą tą patį mintį, kitą emociją, kitą būseną, kitaip nukreipia. Ir ta pačia mintis materialiai, jinai antiek, neapčiuopiama, kaip elektroninis debesys man tam protė, viskas tikrai žinai, kad čia, bet pagauti neįmanoma. Antiek viskas greitai keičiasi. Antiek tie atspalviai minčių, antiek tie ateinantis ten dešinę koją jis žengia, jam taip ta mintis paspalvinta, o kairė žengia kitaip, nes dešinę gal jinai skauda, o kairė ne, ir jis su kiekvienu žingsniu kitaip. Ir taip ten viskas plaukia ir su tuo reikia ekspertams gaudytis. Kaip elektroninį debesį reikia koncentruoti, reikia surinkti vienai vietai daug kartų besikartojančias tas mintis arba tos vaizdinės, kad jie jau tokie būtų, įgautų tokio kaip jau masės, tokio jau materialumą. Ir mes bandom tada per jautį dar, praeivyti kaip čia. Kad jau galima būtų pačiupinėti tą mintį, bet mums reikia jų daug, kad mes galėtumėm interpoliuoti. Kad nuo čia iki čia būtent, čia 1000 tų minčių, 1000 ten, arba kitą mastelį 10 000 paimam tų minčių, arba minties formų, arba vaizdinių. Ir tada mes jau galim sakyti, kad tikrai nuo čia iki čia, tas diapazonas, į kurį patenka tas 10 000 minčių.
Ir jau iš šito diapazono mes galim tokį paimti vidurkį ir suformuoti ją, jautį. O viskas tam jaučiui priešinasi, nes protas negali sustoti. Yra instinktas, jeigu mes mintį pradedam stabdyti, protas stoja ir ateina tokia mirties baimė, nes protas sustos, aš numiriau, kaip tik mano sustabdė mintis, aš jau mirštu iš ką. Tai mes faktiškai tik nuotrauką tokią galim padaryti, o protas priešinasi taip, kaip jeigu mes ne nuotrauką, o užmušsim. Žinot, jeigu prieš fotoaparatą žmogus atsisėda, jam sako, nusišypsok, toj paspausiu knopkę ir tave užfiksuosiu, o jam toks, kad jį užmuš, kad jis jau daugiau niekada nejudės. Tai vat vyksta tokie dalykai, tam jaučiui toks yra pasipriešinimas, kad grinai ten saulė atsiranda mirties baimė toks, vat, ir tokia reakcija į tą baimę įprasta, ten įneršis, vat, ten vat, gyvybinės jėgas, visas atsibunda. Tai va, tokie ten eina visokie darbeliai. O dešifruoti jūs galit skaityti astrologiškai, va, tą žemėlapį, kas ten darosi, kokie ženklai, kokius procesus palaiko, kaip jie tarpusavį saviveikauja. Taip, jeigu ateina koks jautis ir pradeda, pavyzdžiui, smaugti kokią dvynį, kas tai reiškia, ką mes matom dabar, to cikloido dalis kokia. Principas, kuris smaugia pastangą analizuoti kažką. Taip, žmogus kažką galėtų įvykiai kažkokie eina ir žmogus galėtų tos įvykius išanalizuoti, įvertinti ir iš tos analizės gauti atitinkamą adekvatų jausmą. Taip. Va, pavyzdžiui, aš ne šito atveju, bet kaip pavyzdį. Moteris, pavyzdžiui, galvoja, mano vyras blogas, taip, užsiciklinęs protas. Ir jinai, iš tos minties gauna blogą emociją, taip. O tas vyras ateina, šypsosi, atlyginimą atneša, vaikais rūpinasi, tą žmoną pabučiuoja, kada reikia, kada nereikia, nepabučiuoja, negeria, nerūko. Jinai galėtų paanalizuoti, kad, atrodo, čia jis geras buvo, ir čia geras buvo, ir čia geras buvo. Galėtų tas dvynys, ten į mentaliniais besileidžiantis kanalas, suformuoti mintis, kad, mano vyras jisai ir geras, taip. Tai kai jau daug kartų mintis kartuojasi, mano vyras blogas, mano vyras blogas, mano vyras blogas, tada ta mintis, jinai kyla į viršų ir formuoja principą kažkokį. Tai principą budhialiniam kūne. Arba ta mintis, jeigu galvoti, mano vyras blogas, kaiminės geresnis, tai suformuoja tada įvykius, tu pradedi tada matyti jau tuos įvykių daug, pradedi jau matyti, ką jis daro blogą, o ką daro gerą, jau nebe. Tu visą laiką ieškai įvykiuose patvirtinimo, kad jis blogas. Aha, kodėl jis blogas, kodėl. O iš kur ta mintis, kad jis blogas? Gal mama sako visą laiką, kad tavo vyras nekoks, jis ten blogas. Pažiūrėk, kaip jis ten, nežinau ką, blogai mašiną parkuoja, pavyzdžiui. O kad jis tą mašiną nupirko, tai, ir kas čia, čia nereikia akcentuoti šito. Parkuoja ją blogai, pavyzdžiui, suprantat? Ir jau iš tų įvykių besikartojančių, vėl blogai priparkavo mašiną, vėl blogai priparkavo vėl. Arba ten gali būti bet kas, nuo jo ten, pavyzdžiui,
kojinės blogai kvepia, pavyzdžiui. Žiūrėk, kokia tavo vyras mirdantis kojinės, koks jis ne tą pasirinkai vyrą, nu, pavyzdžiui. Ir jinai paima, pauosto, nu vėl smirda, nu vėl smirda, nu ką jam kojas amputuoti pakeisti, protezais, kad nesmirdėtų, ne, šito nepakeisi, taip. Ir va tie įvykiai, jie gali suformuoti, principas, jis nežiūri į detalės visiškai. Jam nesvarbu iš kojinių ar iš to, kad tas vyras kasdieną tą žmoną muša, nesvarbu. Tiesiog formuojasi bendras principas, mano vyras blogas. Ir dabar va, tas principas neduoda analizuoti įvykių, va, smaugia tą dvynį. Kas bebūtų, vis tiek blogas ir viskas, blogas ir viskas. Atėjo namo blogas, kad atėjo, neatėjo blogas, kad neatėjo, atnešė atlyginimą. Blogai, kad atnešė, neatnešė, blogai, kad neatnešė. Nėra jokio, neadekvatų, nėra analizės, yra jau krenta iš principialinio kūno, iš budhialinio, tiesiog krenta tokia minties jau kaip štampas toks. Ir mentaliniam kūne tas štampas šlepst ir štampuoja mintį, šlepst ir štampuoja, šlepst. Nėra, kad žmogus pats per dvynį tą mintį surinka iš įvykių. Jis tai padarė, ir tai padarė, ir tai padarė, ir tai. Ir tai padarė, tarkim, ir reiškia, va tokia mintis surinkta iš to, kas buvo. Ir tai vyksta kasdien, kiekvieną akimirką, dvynio kanalas, kaip ir ožiaragis, tai proto ratai, kurie, jeigu sustoja, žmogus numiršta iš karto. Širdis gali pastovėti, neplakti, ten 3-4 minutės, o protas negali net akimirkas. Čia tas, pasaulio centras, kurio vardas žmogus, tikrąją širdies mūsų, tai protas, sustos akimirkai viskas, tas pasaulis ir susprogsta. Suprantat? Kaip čia su kuo dar galima palyginti? Protas tai yra, prikabinkit prie sienos, daug surinkit įvairių lapukų, ir su smeigtuku prismeikit tas daug lapukų. Taip, čia ir bus žmogus. Iš visokių sluoksnių surinktas rinkinys visko, kur yra jo ten ir fizinė būklė, ir energetinė, emocijas, likimas, psichika, viskas. O tas smeigtukas, kuris praeina per visus sluoksnius ir suriša tos sluoksnius tarpusavį. Tai yra protas. Ir jeigu tas smeigtukas bent jau kažkokiai akimirkos šešėlį išnyksta, tas smeigtukas, viskas, antrą kartą tu nesurinksi jau tokio žmogaus. Pagausi viską, kitam smeigtuką įsmeigsi, tai bus kitas žmogus visiškai. Gims naujas, šito jau nebebus. Dėl to tas protas antiek jis dalykas svarbus. Kai tą protą pradeda kažkiek tas smeigtukas, jis ne plieninis, o jis energetinis sūkurys. Energetinis sūkurys, kuriame supasi visas 7 energijos sumaišytas į tokį kokteilį. Ištirpintas vieni kituose. Mintyse būtinai ištirpintas emocijos, labai daug emocijų. Mintyse ištirpinta. Mintyse būtinai ištirpinti įvykiai, jų yra labai daug, ką tik įvykusių, kas įvyka su manim. Einu į tualetą, atidaryti duris, paimti šaukštelį, gaminant arbatą. Viskas tai mūsų mintyse, mūsų protė iš karto atsiduria akimirksniui. Ir mūsų proto erdvė mentalinė, jinai visa užpildyta įvykiais, kurie ką tik įvyka, ir įvykiais, kurie tuoj įvyks. Mūsų protas, ožiaragis, visada
bėga į priekį, vat kas bus, kai aš va čia koją pastatysiu, kaip man tas duris atidaryti, kas bus, kaip man gauti tą šaukštą, ką man padaryti, kad jį gauti. Mes visą laiką į priekį formuojam vat, mintyse formikės tokias, kurias jau beveik įvykis ir įvykiai, kurie vyksta, jie suformuoti mūsų proto, visi mūsų veiksmai. Tai tam mentalinėje erdvėje labai daug įvykių ištirpinta ir labai daug emocijų. Kiekviena mintis iš karto jinai protė, mintis jinai labai neilgalaikė, jinai iš karto byra, tik susiformavęs kaip iš smėlio, jinai susilipda, susijungia tie atomai ir iš karto jie pankšt. Ir tie atomai, kurie ką tik buvo mintis, tampa iš karto jausmais, emocijom. Ir per vėžį tos emocijos leidžiasi iš proto į sielą. O iš sielos pastoviai kyla jausmai. Per šaulį kyla, pilda protą, viskas, kas dabar. O dabar aš buvau ten apsidžiaugę, mano mintis dabar gaminasi pripildyti tuo džiaugsmu, kuris, o nuo ko, nežinau, saldainį pamačiau, graži mergaitė pamačiau, kad sniegas tirpsta ir pavasaris ir man džiaugsmas ir iš to džiaugsmo jau gaminasi mintis mano. Ir protė visą tai sumaišyta, protė mentalinė erdvė primaišyta pojūčių. Tu atsisėdai ir iš karto nuo to, ar patogiai atsisėdai ar ne, visą tai tavo mintis prisideda. Protė ištirpinti mūsų principai, tas formas, kurios krenta gaminti mintis. Protė ištirpinti ir atmaninė kažkokie ten žirneliai, tos dieviškos manos, idėjos, kurios Dievas meta mums, idėjos pačios. Protė ištirpinta net materija, nes protas materialus. Nuo tų ten suvalgytų maisto, nuo visko mes į protą paimam atvaizdą visų materialinių objektų, mes į protą paimam įspūdžius, kuriuos mes gaunam iš materialinio pasaulio, iš bendravimo su gyvūnais, su augalais, viskas tai protė. Ir protas toks galingas, toks, katilas, kaip čia katilas, gal tigl rusiškai, kaip čia pavadinti. Kur meta viską, po to ant ugnies pastato, ten viskas išsilyda. Taip. Katilas toks galingas. Iš turinio to katilo pasaulis ir padarytas. Mūsų pasaulis. Čia mes viską ištirpinam, tam žmogaus katile. Šito žmogaus katile. Ir iš šito visas pasaulis sulipdytas, iš šitos substancijos. A kitas žmogus, jo katile truputį kiti ingredientai primėtyti, kiti vaizdiniai, kiti principai, kiti pojūčiai, nes kitas kūnas, kiti baldai, kuriais jis naudojasi, kiti žmonės, kuriais apkabinėja. Ir ten viduj to proto kitas yra, kitas, sastav, kaip čia, sudėtis ir kitas pasaulis statosi. Pasaulį, kurį aš matau, jis netoks kaip Jolkos pasaulį, kurį jinai mato. Kiti jausmai, kiti įvykiai, kiti vaizdiniai. Jinai, pavyzdžiui, mane mato, aš ją, reiškia, jos pasaulis geresnis. Taip? Ir protas, jeigu
akimirkai sustos, va tame katile sustings visa ta masė, sustings viskas. Ja jau išlydyti neįmanoma niekaip. Ir jį galima tik tai palaikyti ją visą laiką išlydyta. Taip, kad pirmą kartą paleisti tą katilą, kad visas tas dulkės, kad visas tas, prach, kaip čia, pelenus padaryti gyvais, tik tai Dievas gali įkvėpti tiek šilumos, kad viskas tai pradėtų jau cirkuliuoti. Ir tada jau mes palaikyti šitą cirkuliaciją galim savo jausmais, savo veiksmais, savo ten suvalgytais sumuštiniais, savo gautais pojūčiais, savo ten įspūdžiais, palaikyti tą temperatūrą. Tai ir mes paimam tą verdantį katilą ir bandom jį modeliuoti čia aikštelėje.